Treneris, sakykit, ketvirtoji vieta jau garantuota Juventus klubui. Ar tai šiai komandai didelis pasiekimas debutiniam sezonui jūsų nuomone? Aš manau, čia ne tik tais Juventus, bet čia bet kuriai komandai Lietuvos krepšinio lygoje būtų geras pasiekimas. Taip? O debutantant taip, aš dvigubai, aš manau, kad noriu pasidžiaugti iš savo auklėtinius, noriu padėkoti jie, kad atidavė visą širdį ir iškovojo tokią sunkę, manau, bet įdomu kovojo pergalę. Treneris, sakykit, turbūt smulkmenos šiandien lėmė tiesiog šitą galutinį rezultatą. Jo, aš akcentavau, kad smulkmenos, aš akcentavau, kad Neptūnas savo salį labai gerai meta tolimus metimus, ką parodė pirmoji daly, pataikė tikrai fantastinius metimus. Bet po pertraukos mes pakeitėm šiek tiek gynimo sistemą, kuri pasiteisino ir antroji daly tik 2 tritaškius įmetė. Sakėt, kad Virginijui Praškevičiui leisit tik tai kritinį momentą. Ar trečiojo kėlinio pabaiga buvo tas kritinis momentas, ar tiesiog išsaugojote lyderio šviežias jėgas? Paprasčiausiai ne, aš netgi norėjau neleis, bet jisai pats veržėsi į aikštelę, pats pasiprašė, kodėlgi ne. Manau, tai buvo tikrai pateisinamas dalykas ir jisai pačiu laiku jie ir padarė savo darbą. Treneri, žinau, kad nemėgstat girti savo auklėtinių ir išskirti kažko individualiai, tačiau ar sutiksit, kad pirmoji rungtynių dalyje Tomas Jasilionis buvo geriausias žaidėjas aikštelėje? Manau, kad reikia pasakyti taip, kad paskutiniu metu Jasilionis rodo neblogą formą. Jisai, kaip jaunas žaidėjas, pradeda atsiskleisti, pradeda pagauti tą žaidimą. Man malonu, kad jisai sugrįžo po traumų. Nes į pirmoji sezono daly tikrai kamavo traumos, o dabar lošia, kaip aš tikiuosi. Aš dar norėčiau šiek tiek, kad geriau žaisti. Po penktosios Žydrūno Urbono pražangos vos neišėti iš aikštelės, nes ar iš tikrųjų ten buvo taip blogai, ar tiesiog buvo taktinis sprendimas netoks? Paskutiniai įvykiai parodė, kad nebuvo labai blogai, bet vidury aikštelės subauduoti tokioj padėti nėra labai geras dalykas. Galėjom tą patį padaryti, dar už 5 sekundžių būtų daugiau likę laiko, paprasčiausiai jie mažiau laiko ir persverti rezultatą. Ar fanų palaikymas šiandien padėjo, kurie šiandien dabar užpildė? Fantastiškai, tikrai šaunuoliai, kad atvažiavo iš tokią tolimą kelionę, palaikė ir dabar dar netgi palaiko, labai smagu.